Antrasis epizodas apie Barceloną. Esame atskridę čia su šeima patostogauti. Atskridome čia iš Vilniaus. Vilniuje buvo toks įdomus incidentas, kokio dar nėra buvę. Kažkaip stovėjome, laukime eilėje prie registracijos dėl bagažų priduoti. Ir girdime, kad pranešė, kad reikia evakuotis iš pastato, nes neaišku, kas ten atsitiko. Tai dalis taip sureagavo kažkaip vangokai, kai kurie iš karto išėjo. Tai mes taip irgi atrodo išėjom lauk, paskui žiūrim, kad viskas liktai grįžo į vėžes ir paskui sako, tiesiog viskas yra gerai. Tai va, žodžiu, buvo toks įdomus variantas, bet šiaip viskas atrodo praėjo sklandžiai, gražiai atvykom, gražiai viskas tvarkingai su skrydžiu buvo, viskas buvo ok. Tai va, vakar dar spėjom čia ateiti paplūdimį nusimaudyti. Jūra tikrai šilta, oras geras, fantastiškas paplūdimys. Esame tarp kitko Costa Dorados čia vietovėje. Tai va, tikrai labai smagu, jeigu kažkas esate buvę, turbūt žinote, apie ką kalbu. Tai va, kas dar ne, tai tikrai bus, manau, gal visai įdomu pasižiūrėti tos video epizodus, kuriuos nufilmuosiu ir galėsit pamatyti. Tai va, tai dabar dar šiam epizodui tiek būtų, kol kas tiesiog dar parodysiu tuos vaizdus, pasukinėsiu kamerą šiek tiek, galėsit pasižiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Tai va, čia va, yra daugybė viešbučių, čia tikrai yra nedidelė dalis, ką aš noriu parodyti. Tai va, tai tiek būtų kol kas šiam kartui, susitiksime kitą kartą, kai pagalvosiu, ką noriu tikrai jums papasakoti ir parodyti, tai nufilmuosiu būtinai ir pamatysit visą tai. Tai sėkmės tada kol kas ir iki.